Sveiki, pradedu savo pirmą krūmo genėjimą. Kaip matote, čia yra šluotelinė hortenzija, pakankamai tanki. Tai ką mes su ja darysime, praretinsime viduriuką, kad būtų daugiau erdvės ir tokia labiau vokalo forma. Ir taip pat visus tokius plonus irgi mes nugenėsime, nukirpsime visas tas plonas šakeles. Tai viso proceso aš gal nerodysiu, tai parodysiu. Tarkim, paimam storesnę šakelę ir ją paskaičiuojame, kiek čia to yra akučio. Ir jeigu tokia storesnė, tai tada gaunasi čia net 1, 2, 3 akutės kol kas paliekame taip, o jeigu tos plonesnės šakelės, tai vos 1. Ir irgi taip toliau žiūrim. Dar reikia nugenėti visus tos tokius sausus likučius metam. Čia irgi šią ploną, tai yra sausą dalį, tą viduriuką. Dabar man dar žiūrėkit, irgi augo šaka ir jos tarpusavyje taip susikerta. Vadinasi, reikia pasižiūrėti, kuri yra storesnė, kuri yra mums labiau reikalinga. Ir šią visiškai panaikinti. Taip, ir viduriuką irgi pamažinti. Kirpti. Ir šitas, pasižiūrim, paliekam, galim palikti po 1 akutę, 2 akutės. Ir čia tas pats. Čia gal plonesnė ta šaka, tai aš ją palikčiau su 1 akutė. Taip. Žiūrim toliau, ką mes turim. O čia irgi pasižiūrėkit, irgi labai persipinusios. Ir per daug čia jų. Vadinasi, to mes jas atlaisvinsim. Taip, tai dabar žiūrėkit, liko pas mus 2 tokios storesnės. Ir jas norime pakelti aukščiau, vadinasi, paliekam 2 akutės, 2 poras akučių. Taip. Ir čia yra akutė apačioje ir yra biškį aukščiau, bet kadangi šaka yra tvirta, tai kol kas paliekam aukščiau. Taip, tada žiūrim čia, tą viduriuką reikia iškirpti, jisai auga į vidų ir mums trukdo. Tai dirbam taip pat. Taip, ir aišku, šitos nudžiūvusios ir mažos panaikina. Taip, dabar kojos tos yra tvirtos, tos šakos, tai galima jas irgi kelti, tik žiūrėti, ar netrukdys viena kitai. Tai dabar reikia čia dar pagalvoti, kurią vis dėlto palikti. Tai aš manau, kad aš šiemet man dar gaila šitos šakos, bet kitais metais greičiausiai ją reikės nukarpyti, o šiemet palieku ją tuomet tokią. Šią tvirtą
šitą irgi jinai, matote, yra piršto storumo, todėl jai paliksiu net 3 akutes. Taip, šita pusė yra mažesnė. Taip, ir čia irgi. Kol kas taip. Tuomet vėl viduriuką koreguojam. Dabar šias plonas irgi liekam po vieną akutę. Tai va, pusę krūmo jau atrodo štai taip. Ir dar vieną kitą pusę. Taip, pasižiūrim. Dar pas mus per vidurį yra šita vat auga šaka, auga į vidurį. Jai mažai šviesos, nes čia viskas neužauga lapų ir visiškai jokios mums neduoda naudos. Galim pasižiūrėti, praeitais metais buvo labai mažas nedidelis žiedeklis, todėl ją reikia visiškai pašalinti. Taip. Tada ateinam iš kitos pusės ir irgi pasižiūrėkit, auga šaka, bet palyginus su kitomis, ji yra labai plona, ar ne? Šitos va tokios storos, šita yra plona, tai irgi drąsiai visą iškirpame. Taip, tai čia visa ta šaka, čia nereikalinga, čia yra pakoreguoti mums. Taip, čia nudžiūvusi šaka ir dabar žiūrim dėl šitos šakos. Tai aš manau, kad jinai irgi mums nieko gero neduoda ir geriau ją visiškai pašalinti tam, kad naujai krūmas turėtų galimybę naują šaką išleisti storą, va tokio va jau storumo. Naują šaką, arba jisai skirs daugiau maistingų medžiagų jau kitom savo šakom. Taip, žiūrim, ką toliau turim. Irgi praeitais metais buvo palikta labai aukštai, tai čia šito daryti nereikia. Taip pat, žiūrėkite, šita šaka auga į vidurį. Ir šitai labai plona. Tai mes šią šaką tiesiog mes ją, ir čia vat jau labai susikryžiavusios šakos. Taip, šita plonesnė, tai mes tą turim išsaugoti, tik nuimt tas vat mažytės šakelės nukirpti. Taip. Na ir vat tą irgi, kadangi jinai plonesnė, tai jai kol kas paliekam vieną. Taip, šita yra graži, stora, tai ją galime pakelt. Va taip. Ir bus gražus karkasas. Taip, dabar šita šaka jinai visiškai trukdo. Jinai yra plona ir sekanti yra irgi tokia palūžusi plona. Tai aš manau, kad aš šią dalį visiškai iškarpysiu, kad atlaisvinčiau visą tą viduriuką. Taip. Ir, va, pasižiūrėkit, dabar va čia pas mus yra per tanku, tai vadinasi, aš ir taip padarysiu. Irgi, ir taip paliksiu va vietos, čia augs į tą pusę, o čia, aiškiai, per aukštą man gavosi. Kas čia trukdo? Va. Ir
žiūrim, ar ne, jinai vat, šiek tiek tokia judanti, vadinasi, mažai dar turi jėgų, todėl jai paliksim trumpesnį karkasą, kad sustiprėtų. O ateityje galimai, kad jinai, vat, matot, visiškai auga viduryje, kad ją irgi reikės pilnai panaikinti. Bet kol kas dar paliekam šiais metais. Taip, žiūrim toliau. O šitą vat plona nereikalinga. Ja mes irgi nugenėsim. Ir tuomet šitą irgi plona. Iškart taip ją pašalinsim. Ir dabar taip. Čia priimti, tuoj priimsiu. Taip, tai va, tai aš tą patainą pašalinu ir dabar, vat, matot, reikia pagalvoti, va, koks mažas žiedas. Ir norisi, kad ir pati šaka, matot, labai tokia linkstanti, tai jeigu didesnis krūvis ar ne, kaip palyja, jeigu būtų didesni žiedai, tai jinai ir linktų. Tai tam mes nenorim, kad linktų, vadinasi, reikia va, nusileisti iki šitų akučių, arba galima netgi žemiau, kad tiesiog šaka turėtų svorio. Tai aš manau, kol kas nusileisiu čia ir žiūrėsim, jeigu ką, dar visada galima pakoreguoti. Taip. Taip, taip, taip. Dar vat šią šaką irgi kitais metais aš turbūt jos irgi atsisakysiu, nes jinai auga grinai į vidurį. Bet kol kas pasižiūrėkim, kaip mums čia kas gausis. Ir dabar irgi dėl šitos reikia pagalvoti. Kaip matom, jinai auga labai šalia viena kitos, irgi labai linksta. Žiedeliai buvo žiedai smulkus, todėl mes jos visiškai atsisakome. Tai šiemet gavosi toks rezultatas. Pasižiūrėkit, prisiminkit, kaip pradžiai jinai atrodė ir kaip atrodo dabar. Tai kas dar kelia abejonių, tai vat ši dalis. Ja greičiausiai reikėtų arba visai iškrapyti, arba pažeminti. Ir šita dalis. Tai va. Taip. Parodys rezultatą, kaip jinai gražiai žydės rudenį.